Medicinos skiltyje vieši Asociacijos donorystė prezidentas Arminas Bartkaitis. Labą rytą, ponas Arminai. Labas rytas. Ir žinoma, kaip ir jūsų asociacijos pavadinimas donorystė, išduoda, apie ką mes šį rytą kalbėsime. Tai apie donorystę. Ir sakykite, ar keičiasi situacija Lietuvoje, ar keičiasi žmonių požiūris apie donorystę? Iš tikrųjų galiu palyginti, nes mes ne vieni metai vykdome organų donorystę populiarinančias akcijas ir galim pastebėti, kad žmonių požiūris iš tikrųjų keičiasi ir keičiasi teigiamą linkme. Jeigu anksčiau prieš 2-3 metus dar būdavo, kad jeigu žmogų pakalbini, pasakai žodį organų donorystė, tai žmogus tiesiog stengdavosi pabėgti, dar tokiais kritiniais atvejais būdavo ir iš ko neveikdavo. Tai dabar, jeigu žmogus nenori apie tai kalbėti, tai jis tiesiog nekalba, bet apie tai daugiau žino ir iš tikrųjų nėra tokių jau atvejų, kai kažkur tai pasiųstų toliau. O kokia donorystės situacija Lietuvoje, koks jos poreikis? Ar jis didėja, mažėja? Organų donorų poreikis, jisai didėja, kadangi žmonės serga labiau ir atsiranda vis daugiau žmonių, kuriem reikalinga transplantacija, kuriem šitas gydymo būdas yra vienintelė viltis išgyventi. Ir galiu paminėti, kad šiuo metu organo laukia apie 230 recipientų, kuriam reikalinga inksto transplantacija, po 34 recipientus, kuriam reikalinga širdies transplantacija, tai tiek pat kepenų transplantacija. Ragenų transplantacijų laukia daugiausia, bet tai yra audinys, tai nėra gyvybiškai svarbus organas. Dar laukia kasos inksto kompleksų transplantacijos, plaučių širdies komplekso. Ir kaip nebūtų gaila, yra ir vaikų, kuriam irgi reikalinga transplantacija. Tai vienam vaikučiui reikalinga inkstų transplantacija, širdies transplantacija reikalinga netgi 7 vaikam, taip pat 2 vaikam reikalinga kepenų transplantacija. O kiek žmonių gyvena su persodintais kitų žmonių organais Lietuvoje? Tai sunku pasakyti, tokių žmonių yra gal netoli 600, bet tokios tikslios statistikos nėra. Vien inksto transplantacijų yra atlikta virš 1000 per visą tą laikotarpį, per beveik 40 metų, bet kiek žmonių tiksliai gyvena, yra sunku suskaičiuoti. Sakykite, o persodinami yra tik tai, iš lietuvių gaunami organai, ar jie gali būti atvežami iš kitų pasaulio netgi šalių? Lietuva keičiasi organais, bet tik tais tuo atveju, jeigu lietuviam netinka. Yra buvę atvejų, gal keletas atvejų, kai lietuviam netiko kepenys, tiesiog neatsirado kam jų sodinti ir iš tikrųjų gaila nepanaudoti ir tos kepenys buvo atiduotos Vokietijai. Taip pat mes esam gavę iš Latvijos, iš Estijos inkstų, kai jie irgi neturėjo galimybės pas save tuos organus persodinti. O ar galėtumėte palyginti, jeigu žinote situaciją mūsų kaimininėse šalyse ir galbūt vakarų Europos šalyse, koks yra žmonių požiūris į donorystę? Aš galėčiau pasakyti tiesiog galbūt apie donoro kortelę. Tai tokia donoro kortelė, kur kiekvienas gali įsigyti, tai Olandijoje turi 44% gyventojų. Europos Sąjungos šalyse piliečiai vidutiniškai 12% turi, o Lietuvoje yra 0,3% gyventojų turi tokią kortelę. Tai, galbūt tai daugiau yra baimė ją turėti, o ne požiūris į organų donorystę, nes galbūt dauguma sutinka, pritarė organų donorystė, sako, aš taip sutinku, bet donoro kortelę aš turėti galbūt bijau, nenoriu, dar per anksti. O kodėl, kaip manote, žmonės bijo turėti paprasčiausią kortelę? Yra galbūt daug mitų, kurie baugina tos žmonės. Aišku, tie mitai yra nepagristi, bet jeigu žmogus taip masto, tai kažkur tai prisiklausęs pasižiūrės. Vienas iš tokių
pagrindinių mitų ir baimių yra, kad jeigu aš turėsiu donoro kortelę, pakliūčiau į reanimacijos skyrių, tai manęs jau negydytų, o iš karto jau žiūrėtų kaip į potencialų donorą ir žiūrėtų, kaip tik tais paimti organus. Tai iš tikrųjų yra absoliuti netiesa, nes gydytojas pirmoje eilėje gydo žmonės ir jeigu jau pralaimi kovą dėl gyvybės, tai tuomet kyla į naują mūšį, galbūt, kad išgelbėti tuos žmonės, kuriuos dar galima išgelbėti, kuriem galbūt to mirusio žmogaus organai padėtų išgyventi. O ar yra kitų mitų susijusių su donorystė? Ne tik, kad kortelės turėjimas. Yra. Galvoja, kad galbūt prieštarauja religijai. Iš tikrųjų, religija, praktiškai visos religijos neprieštarauja organų donorystei. Yra galbūt toks mitas, kad vyksta prekyba organais. Lietuvoje galiu pasakyti, kad iš tikrųjų ne, nes jeigu būtų bent vienas atvejis išaiškintas, kad buvo parduotas organas, tai iš tikrųjų žiniasklaida pakeltų tokį šurmulį, kad tikrai žinotų visi, bet kol kas nieko apie tai nežinom. Tai čia tiesiog yra gandų lygyje skleidžiama informacija. O kaip žmonės gali gauti donoro kortelę? Kol kas tvarka tokia truputėlį komplikuota yra. Norint gauti donoro kortelę, tai reikėtų nuvykti į gydymo įstaigą, užsiregistruoti pas gydytoją ir gydytojo akivaizdoje užpildyti sutikimą. Komplikuota todėl, kad reikia registruotis, reikia laukti eilėj ir tai užima nemažai laiko ir gana nepatogu. Ir galbūt aš tą progą tiesiog noriu pasakyti, kad mes šį šeštadienį, spalio 10 dieną, Mados ir stiliaus centre tiesiog organizuojam akciją nuo 10 iki 20 valandos, kur žmonės galės pasirašyti donoro kortelę tiesiog per 2 minutės. Bus gydytojas, bus atsakyta į visus klausimus susijusius apie organų donorystę, kas gal kažką norės sužinoti. Ir taip pat 17 val. Taip pat šeštadienį kartu su Nacionaliniu transplantacijos biuru mes pagerbsime donorus Europos aikštėje, tiesiog perskaitysim donorystės himną ir padėkodami artimiesiems, padėkodami donorams, uždegsime žvakutes jiems pagerbti. Dėkui, Arminai, Jums už pokalbį ir linkime gražaus trečiadienio. Ačiū Jums.